Labai naudingi Pekino kopūstai šiandien karaliaus mano virtuvėje. Ir jūsų dėmesio bei vertinimo laukia net 3 patiekalai iš vieno Pekino kopūsto. Sveiki, mėlyjei Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes kartu. Tai nepamirštam vertinti video receptų piršteliais, parašyti savo draugiškos nuomonės komentaruose ir kuris patiekalas iš Pekino kopūsto jums patiko labiausiai. Patikrinti, ar įjungtas varpelis, kad vieni kitų nepamestume, pasidalinti patikusiais video receptais su draugais socialiniuose tinkluose, na ir aišku geros nuotaikos. Mums reikės Pekino kopūsto. Pas mane šiandien jis toks nemažas. Kiaušinių. Kiaušinių kiekis priklausys nuo kepsnių kiekio. Druskos, pipirų ir aliejaus. Aš naudosiu ekstra alyvuogių aliejų, tinkantį kepimui. Kiaušinius išplaksime, skaninsime druska ir maltais juodaisiais pipirais. Jei turime noro, galime plakinio skonį paįvairinti mūsų mėgstamais prieskoniais. Galiu pasakyti, kad puikiai tinka chmelis suneli, provanso ar itališkų prieskoninių žolelių mišiniai bei saldžiosios paprikos milteliai. Su šiais prieskoniais skonio tikrai nesugadinsite. Pekino kopūstui nuimsime kelis viršutinius lapus. Nupjausime viršūnį, nes mums reikia, kad jis būtų toks plokščias ir turėtų lygų paviršių. Nupjautų dalių neišmetame, nes jas panaudosime vėliau. Dabar šitą grožį merkiame į pasiruoštą plakinį ir įkaitinus keptuvę įpilame aliejaus. Kai užtekšti ant keptuvės vandens lašelį ims šokinėti, keptuvė pasiruošusi darbui. Viryklės skaitrumą mažiname iki šiek tiek didesnio nei vidutinis ir į keptuvę keliauja visas Pekino kopūstas, nupjauta dalimi į apačią. Dabar jis keps apie 5-6 minutės, kad užsifiksuotų plakinyje lapai ir neišsisklaidytų gaminant kepsnius. Prabėgus 6 minutėms kopūstą išimame iš keptuvės ir atpjauname maždaug 1,5–2 cm riekį. Likusi kopūsto dalis vėl merkiama į kiaušinių plakinį ir keliauja atgal į keptuvę. Atpjautą riekę taip pat merkiame į plakinį, tik jau kita, neapkepusią pusę. Ir grąžiname į keptuvę 5–6 minutėms. Apkepusi kopūstą vėl išimame iš keptuvės. Vėl atpjauname 1,5–2 cm riekę, kol turėsime tiek Pekino kopūsto kepsnių, kiek mums reikia. Kadangi Pekino kopūstas sudaro apie 90% vandens, jis yra labai nekaloringa, bet labai naudinga daržovė, turinti visą puokštę įvairių taip mums naudingų B grupės vitaminų. Taip pat šiame kopūste gausu A, E, C ir K vitaminų, bei kitų mums labai reikalingų naudingumų. Artėjant prie storosios Pekino kopūsto lapo dalies, jis nebesifiksuoja kiaušinio plakinio pagalba, todėl mes jo toliau pjaustyti riekiamis kepsniams nebegalime. Bet ir šią likusią dalį galima panaudoti tikslingai. Likusias storasias lapo dalis atskiriame nuo šerdės ir iš jų pagaminsime naudingumo pilnus čipsus. Į likusį kiaušinio plakinį pilame šiek tiek vandens, beriame šiek tiek miltų ir permaišome, kad gautųsi skysta tešla, panašiai kaip blyneliams, kurioje galėsime pamerkti lapus. Aš naudoju viso grūdo kvietinius miltus, kad mūsų čipsai maksimaliai būtų naudingi. Skaninu druska ir chmelis suneli mišiniu, kurį galime sumaišyti ir patys, nuorodą palikau. Kad storoji lapo dalis nebūtų labai išlenkta ir galėtų vienodai apkepti, tiesiog per išlinkimo vietą kelis kartus įpjauname. Kopūsto lapą iš abiejų pusių pamirkome tešloje ir apkepinsime didesnėme kiekyje aliejaus po 5 minutės iš kiekvienos pusės ant vidutinio kaitrumo, kad čipsai iškeptų, bet nesudegtų. Iškeptus Pekino kopūsto lapus sudedame ant popierinės servetėlės,
kad jis sugertų likusį aliejų. Kadangi šiandien Pekino kopūsto diena, tai šiek tiek papasakosiu ir apie jo naudą. Interneto platybėse radau informaciją, kad Pekino kopūste esantis įvairūs B grupės vitaminai gerina kraujagyslių sistemos darbą, medžiagų apykaitą, kas nemažai svarbu norintiems lieknėti, teigiamai veikia mūsų nervų sistemą ir mažina stresą, kas taip pat labai svarbu tokiam nepaprastam šiandieninio mūsų gyvenimo tempui. Taip pat apsaugo nuo širdies patologijų, didina hemoglobiną, mažina cholesterolį ir puikiai veikia kepenų ir žarnyno veiklą. Na ir aišku, taip toliau ir taip toliau. Todėl yra labai vertinamas rytų šalyse. Taigi štai kokia tikrai mums naudinga daržovė šiandien bus ant mūsų stalo. Pekino kopūstas naudingas ne tik valgymui, bet ir naudojamas išoriškai. Pekino kopūsto sultis tai puikiai jauninanti kaukė veidui, todėl Pekino kopūsto sultis gana dažnai naudojamos korėjietiškos kosmetikos sudėtyje. O sergantiems artritu šios daržovės sultis mažina skausmą ir slopina uždegimą. Nors Pekino kopūstas dažnas svečias mūsų virtuvėje, niekada nesusimąstydavau, kad jame yra šitiek daug įvairių naudingumų. O jūs, ar jūs dažnai gaminate Pekino kopūstą savo namuose? Šitai pagamintus čipsus galima naudoti kaip garnyrą prie įvairių patiekalų. Mes mėgstame juos valgyti su grietinės padažu ar tiesiog šiaip pakramtyti, kai norisi šiek tiek užkąsti. Likusius nuimtus Pekino kopūsto lapus ir nupjautą viršūnę tiesiog susmulkinsime ir panaudosime skanioms, gaivioms, traškioms, pilnoms vitaminų salotoms, į kurias galima dėti papriką ar taip kaip aš šiandien saldųjį pipirą, kurie taip pat yra nemažas vitaminų šaltinis, kurie mums taip reikalingi ypač ankstyvą pavasarį. Pipirą supjaustysime nedideliais gabaliukais. Salotas papildysime konservuotais kukurūzais. Per stambę tarką sutarkuotų sūrių. Ir žalumynais. Aš panaudojau šaldytus krapus, petražolės ir svogūnų laiškus. Salotas skaniname majonezu, kurį gaminame patys paspaudę nuorodą, ar jogurtu, taip kaip mums patinka. Permaišome, ragaujame, jei reikia įberiame druskos ar maltų juodųjų pipirų ir mėgaujamės. Šiandien iš vienos Pekino kopūsto galvos pagaminome net 3 naudingus patiekalus. Labai gaives, vitaminų pilnas salotas, kopūstų kepsnius, kurie ne tik skanus, naudingi, bet ir sotus. Juos galima valgyti tiek karštus, tiek ir šaltus. Labai skanus su grietine ar natūraliu jogurtu. Paragaukite, net nereikia jokios mėsos. Ir kopūstų čipsus, kuriuos noriai kramto visa mano šeima, kai norisi greitai užkąsti. Skanu, pigu, paprasta, naudinga ir greita. Tikiuosi, kad tai pagamintas Pekino kopūstas ir jums patiks, bei bus naudingas. Dar daugiau naudingų mūsų organizmui, įdomių daržovių patiekalų jau laukia jūsų dėmesio ir vertinimo dėvijoje. Nuorodos, kaip visada, paliktos jūsų patogumui. Gaminkime, ragaukime ir mėgaukimės drauge. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū, kad palaikote Dėviją kanalo prenumerata. Rašote draugiškus patarimus komentaruose ir mūsų gražus bendraminčių būrys vis didėja. Lai niekada netrūksta ant mūsų stalų skanių, sveikatai naudingų patiekalų, na ir aišku, geros nuotaikos. Iki.